Lima Bravo, lining up runway 36 for flight to zone number 1. Trečia darbinė diena, Zenono Brazausko taurė. Kylam į tokią visai nelabai aiškę prognozę. Vincai, tau nuo pasienio bus Edita. Tai va, prognozė yra blogesnė negu vakar, o vakar buvo labai sudėtingas, sunkus oras. Papa Lima pasiruošęs. Kylam. Išsėmiau aukštį startui. Oras kol kas čia viskas normaliai. Startas atsidarys už 14 minučių. 13:39. Tai planuoju labai nedelsti ir iš karto išeidinėti, nes prognozė tokia, kad gali būti pablogėjimas po 15 valandos. Nu ir plus va, tokios va, skylės. Va, gabalas be debesų koksai. Šalia Valkininkų atskridęs. Šiek tiek į priekį maršrutą pasižiūrėti, kas čia darosi. Padas kol kas nelabai aukštas. Bravo taking off runway 36 after departure via left traffic circuit to zone number 1. Nu, skrendam po starto. Praėjom Valkininkų pievas, Valkininkus ir artėjom prie Matuizo. Priekį Vytas skrenda. Tai va, panašu, kad gal ir gerą kelią pasirinkom. Matuizas einam. Kryptis link Varėnos. Praeidinėjam šone Varėnos, tarp Varėnos ir Daugų. Va, Varėna. O į kitą pusę Daugai. Bandom išlysti iš va šitos juodumos, kuri uždengia saulę. Nes reikia skraidyti ten, kur saulė šviečia, nes tik saulė gali žemę pašildyti ir padaryti kylančias sroves. Sukuosi labiau į šiaurę prieš vėją. Šaliau link Alytaus.
atridinėju šalia Alytaus. Čia susiformavęs neblogas oras, tai žiūrėsim, čia kažkiek palysiu į zoną pirmą gilyn. Alytus jau. O ten ežerai. Su Vytu mūsų nuomonės išsiskyrė, jisai nuėjo kairiau, aišku, ten geometrija geresnė į tą pusę, bet aš bandau gatvę išnaudoti. O dar vis gilyn lendu į pirmą zoną. Tarp Alytaus ir Simno esu ir eisiu link Žuvinto. Kilimas visai geras, 2 metrų nėra, bet stabilus 1,6–1,7. Nes buvo kilimų, kuriuose tiesiog netilpau. Metai iki 3, o netelpė visiškai. Po šitos spiralės išeisiu. Link Žuvinto. O ežerai matosi. Gerai. Lendu po debesiu, kuris virš Žuvinto. Padas labai gražiai atrodo. Turėtų dirbti, tai va čia virš Žuvinto reikės ir apsisukti kažkur tai. Susiradus kilimą. Per Žuvintą tai čia autobanas eina. Tu Vytai apsisuka jau? Dar ne. Iš Žuvinto atėjau. Čia yra autostrada, autobanas. Čia gal kaip konvergencija panašu, nes va. Skaros tokios. Be jokių spiralių į viršų važiuoju. Čia man Vytai panašu į kažkokią konvergenciją virš Žuvinto. Einu tiesiai, be jokių spiralių padą susirinkau. Nušakės. Man patinka, kad tik tai tas gerumas nesusigadintų. Aš pasisukau atgal, bandau per tuos pačius eiti, jau jie nebekelia. Aš visiškai šone ant Piškutės dabar naujos, jau tie mirštantis debesys didėja.
Pagraužtuvo dabar 2,5. Va čia reikės už Žuvinto miško jau ir suktis. Nes priekyje jau niekur nenuskrisiu. Per daug didelė skylė. Ir čia vėl tokia skylė užnešinėja iš šiaurės vakarų pusės ant kelio į antrą punktą. Nu ką, viskas, sukuos. Žuvintas. Apsisukau, Vytai, virš Žuvinto miško. Va kaip įdomiai atrodo tie snargliai nukarę, konvergenciniai. Matosi. Čia yra stipru. Vėl pro tuos snarglius reikia skristi. Va kaip jie atrodo gerai. Tris metrus į viršų lupą ant tiesiosios einant. Kaip su lėktuvu skraidau. Reikės jau galvot, kur toliau skristi. Čia buvo geras gabaliukas. Svarbu dabar nepasigadinti reikalų. Jo, tas oras atrodo gražiai antrą punktą, bet dirba tai nelabai. Taupykit, taupykit. Kaip tau, Vytai, sekasi? Na, aš apsisukau ir dabar virš Dusios turiu 2,5. Šoksiu ten link Alytaus. Aš jau traversą Dusios praeidinėju. Čia kažkokia konvergencija stovi gatvėje, lupa po 2-3 ant tiesiosios. Vizualiai, tai jeigu per Alytų, už Alytaus tokie kaip skylutė link punkto, biški labiau pro Daugus, tai čia yra dar variantų. Nu taip, čia šitą gatvę turi nuo Žuvinto link Alytaus poligono eina, link Nemunaičio turėtų čia viską nusirpti. Ir ta gatvė stovi visiškai ne pagal vėjo kryptį.
Nu, man tai rodo vėjas pasikeitęs dabar, ne vakarų, o šiaurės vakarų. Vėjas dabar 260 laipsnių, 18-17 km per valandą. 270 laipsnių. Nu, va, man rodo 209-300 laipsnių. Nu, pas mane Havkas, jis tiksliai skaičiuoja. Gal čia ta konvergencinė linija susukus vėją biškį pakeitus. Štai taip ir skiriasi. Nu kaip nėra pietuose, didžiulės gatvės, va vėl 2,5. O, aš kažką netaip darau. Aš nuo Žuvinto va vėl iki Alytaus atėjau, ne vienos spiralės nesusukęs palei padą. Bet dabar jau čia reikia kombinuoti sukti kairę iš tos gerosios gatvės. O čia ta linija tai kažkokia ir stovi, va, pro Alytų eina ir link Varėnos. Nu va, nuo Žuvinto iki Alytaus, nuo Alytus, atskridau, ne vienos spiralės nesusukęs. Čia va kažkokia energetinė linija. O aš nieko daugiau metrų nerandu ir taip stabiliai net neina susukti. O kokiuose jis aukščiuose skraido? 14,5 MSL. Nu nežinau, čia palei pat antrą punktą debesis gražiausiai, nu nieko nerandu, nesuprantu. 1100. Tai eik toliau ieškok, nu ką tam 1100. Tai žinai, kai jau praėjau tiek ir nieko, po to jau norisi taupyti biškį. Plius ten tokia miškinga zona. Bet, nu, ja, daugiau. Nu ką, virš poligono iš autostrados iššokau į antrą zoną. Va iš tos autostrados iššokau ir dabar vėjas skaičiuoja 295 laipsnius 13 km tik tai. Iki antros zonos centro 20 km skrendu pro Daugus, link Daugų kryptim. Bet čia reikės į kairę sukti, labiau į rytus. Čia jau reikės ant bileko imti turbūt. Nes debesis čia visai kitokie. Toli nuo antros zonos, Vytai. 20 km iki krašto. Nu, va tiesiai pas mane, Vytai, ateini, matai? Matau.
Ir kiek ten turės? Termiko vidurkis 1,3. Bet pamėto iki 3 net. Siauras, sunkiai telpu. Va, pro Varėną einu į 3 zoną. Tas debesys, kur ant merkinės pievos gražus paskutinis paskilės, tai 1-2 termiko integruotas buvo viso. Galvojau, čia surasiu, bet neradau, einu į priekį. Tai Dariau, tu tikrai ant Varėnos, ne ant kokios Perlojos, nes man Varėnas kaip labiau šone gaunas. Nu, labai šone, dabar aš šoku vat, į tą sekančią gatvę. Bet čia vat, kažkaip, neužtaikiau turbūt, bet va dabar nuo Perlojos į pietus ta gatvė, kur yra. Tai va, į ją šoku. Va, ką tik apsisukau. Paskutiniai zonai. Beliko namo pareiti. Ir kokios nesąmonės net laužtų. Su metru rodo, kad parskrisiu su metru per sekundę nukrėdį. Rodo, kad 10 minučių vėliau parskrisiu. Kol kas visai geras skaičiavimas. Liko 54 kilometrai. Matuizu jau visą spiralę susukau 3,5. Ir trūksta kokių 350-400 metrų saugiam parėjimui. Bet čia prieky yra debesų, ant ko pasiimti. Artėju link Varėnos. 46 kilometrai iki namų, o čia vaizdų gražių yra. Aukštai skrendu. 1600 metrų nuo jūros lygio. Gražu. Va, kaip orelis atrodo vaizdelis į visas pusės. Parskrisiu keliom minutėm per anksti. Liko 17 minučių skristi 44 kilometrai. Jau atsargos yra. 26 kilometrai iki finišo. Atsargos 170 metrų. Su tuo pačiu metru skrendu, nes nėra ko gazuoti ar draskytis, nes per anksti parskrisčiau. Dabar vėl +1 minutę skaičiuoju. Tai kažkur tai visai tiksliai turėčiau pataikyti 3 valandų laiką užduoties. Kilometrų 10 pranešinėsiu, atsargos turiu. Pro Valkininkų aerodromą parskrendu, kažkas tai čia nutupęs.
pulsą praneškite. Žiūrėjau, todėl pulsės ar planuojant iš tiesiųjų kursų 360 stupimą. Jau galima kursų dudu? Galima. Papa Lima 10. Papa Lima palūk nesupratau, tęskite 3 praneškite. Duodu gazo biškį. Čia nutempeliavo mane. Atsargos liko 37 metrai tik tai. Kilometrai liko. Baiginėjasi laikas, 2 kilometrai iki finišo, idealiai čia paskaičiuota gavosi. Žiūrėjau, todėl prieš 4 stupimos kursų dudu. Žiūrėjau, todėl pulsės kursų dudu 0 stupimas. Lima 3, tupimas pagal schemą 3.6. Papa Lima palūkėse, prašau pakartokit, kaip planuojate tupti. 3.6 pagal schemą, ratas išleistas. Papa Lima palūkėse, prašau, tęskite kursą 360 stupimą. Lima Charlie, Lima Yankee Charlie Brown, sraigtasparnis pakilimas iš sraigtasparnio bazės, takas 32, skridimas per vakarinį pažemę. Klausyk, žiūrėjau, kodėl nutapdau tokiam laisvinam. Palūkės. Lima Charlie Brown, palūkėse, takas 32, 278 malgaikių, ne iš 1.01.7, kilimas savo nuožiūrę. 1.07, takas 32, kylam, kilimas čia dabar. Alfa Maitė 8 kilometrai. Alfa Maitė aukštės tęskite, 3 praneškite. 3 pranešė Alfa Maitė. Nu ką, skrydis baigtas. Vidutinis greitis 82, ne kažkas. Bet pažiūrėsim, ką kiti pademonstravo, kokius taškus suskaičiuos. Gerai, svarbu namuose.